Sveiki visi, čia ir vėl Vytautas. Šiandienos pamokėlė aš jums parodysiu, kaip reikia tikrinti gramatiką naršyklėse. Taigi dažniausiai internete, kas rašo gramatiką, niekam nerūpi, ar ten yra lietuviškos raidės ar nėra. Kam ten įdomu, Delfi komentaras. Bet kartais, jeigu rašote svarbų elektroninį paštą, internete, jeigu kas rašot, tada gramatikos tikrinimas yra gan svarbu. Taigi, aš turiu 3 naršyklės, Internet Explorerį, Firefoxą ir Chromą. Ir pabandykime pažiūrėti, kaip visose 3 naršykliuose reikia įjungti ir tikrinti gramatiką, būtent lietuvių kalbos gramatiką. Taip, tai gramatika yra tikrinama įvesties laukeliuose, kur galime rašyti tekstą. Ir matome, visi šie žodžiai yra pabraukiami. Dabar mes nežinome, ar jie yra pabraukti, nes tai yra anglų kalba, ar tai, kad yra lietuvių kalba ir kažkas yra neteisinga. Taigi, pirma naršyklė yra Internet Exploreris. 11. Gramatikos tikrinimas šio naršyklėje yra gan standartinės, kaip ir visose kitose. Taigi, šiame langelėje, kur galime įvesti tekstą, spaudžiame dešinį pelės klavišą. Tada einame. Mums reikia pirmą įvesti šiek tiek teksto ir tada ant to teksto pažymėti pelę ir tada ant jo paspausti dešinį pelės klavišą. Ir matome, dabar mums siūlo taisyti šį žodį į kažką, o jeigu pas jūs dar nėra suinstaliuota lietuviško žodyno, kaip matome, pas mane jau yra lietuvių ir anglų žodynai. Norint įsidėti naują žodyną, tai paspauskite ant Language, tada Manage Settings ir matome, čia yra daug ir visokių kitokių kalbų. Ir norint įsidėkti lietuvių kalbą, spaudžiame ant šio Get More Spelling Dictionaries Online ir iš šio sąrašo lieka pasirinkti, kokią kalbą mes norime susinstaliuoti. Tarkime, noriu susinstaliuoti italų. Tada pažymėme šią kalbą ir spaudžiame Download and Install. Kadangi tai užtruktų šiek tiek laiko, aš neinstaliuosiu. Spaudžiame Close ir kai kalba bus instaliuota, tada paspaudus dešinį pelės klavišą ant tam tikro žodžio, einame į Language ir pasikeiskite iš anglų į lietuvių. Matome, lietuvių kalba yra pažymėta dabar. Taigi, norint ištaisyti žodžius, lieka paspausti dešinį pelės klavišą ant to žodžio ir pasirinkti teisingą variantą. Labas, lapas ar albas. Nežinau, kas yra albas. Šiuo atveju turėtų būti labas. Aš Vytautas. Galime ištaisyti į lalama. Nežinau, ką tai reiškia, bet tarkim. Taigi, su Internet Exploreriu tiek. Išjungiame. Firefoxas veikia labai panašiai, bet ant Firefoxo nereikia būtent paspausti ant žodžio, norint įdėti kitą kalbą. Galime paspausti kur nors čia ir matome, yra check spelling pažymėtas, kad būtų tikrinama gramatika ir braukiami neteisingai parašyti žodžiai. Ir languages, kur galime pasikeisti kitus žodynus. Galime taip pat paspausti ant pačio žodžio ir matome, meniu yra šiek tiek kitoks. Taigi, kadangi aš neturiu lietuvių kalbos žodyno, šiame lange aš spaudžiu belekur dešinį pelės klavišą, einu į Languages, tada Add Dictionaries ir čia belieka susirasti lietuvių kalbą. Lithuanian lietuvių kalba ir spaudžiame Install Dictionary. Add to Firefox. Install now. Ir dabar mums reikia perkrauti Firefox'ą, taigi Restart now. Ir tikriausiai viskas turėtų veikti dabar. Matome tas pats labas, aš Vytautas tekstas. Spaudžiame dešinį pelės klavišą belekur, Languages ir matome, atsirado lietuvių kalba, taigi pažymime lietuvių kalbą ir dabar galime pabandyti ištaisyti. Taigi paklikiname ant žodžio, spaudžiame dešinį pelės klavišą, labas, sa, as, tas, aso,
matome, aš nėra tokio žodžio. Ištaisysime patys. Kur š raidė? Aš. Ir Vytautas, matome, rado puikiai. Ne kiekvieną žodį Firefox'as taisys, bet maždaug viskas veikia. Tai tiek su Firefox'u. Ir dabar Chromas. Chromas veikia irgi taip pat. Ant šio laukelio spaudžiame dešinį pelės klavišą bet kur. Tada Spell Checker Options ir matome lietuvių yra pažymėta. Norint, jeigu čia nėra lietuvių kalbos, norint ją įsidiegti, spaudžiame ant Language Settings. Ir tada čia bus mygtukas Add. Ir iš šio meniu reikės susirasti lietuvių kalbą. Ją pasirinkti. Kadangi jinai jau yra suinstaliuota mano atveju, jos neina pasirinkti. Taigi pasirinksite kalbą, spausite OK ir jinai atsiras štai šiame sąraše. Spaudžiame Done. Šį CDX langą galime uždaryti. Ir dabar galime pabandyti ištaisyti klaidas. Kai jau turime susinstaliavę lietuvių kalbą, spaudžiame dešinį pelės klavišą ant žodžio. Ir matome viršuje yra pasiūlymai, kas labas turėtų būti. Taigi labas arba sabalas. Pasirenkame labas. Aš lygiai taip pat yra netaisomas kaip ir ant Firefox'o. Taigi šiuo atveju Internet Exploreris laimi. Ir Vytautas irgi netaisomas kažkodėl. Matome, jis buvo netaisomas todėl, kad po šio žodžio nebuvo tarpo. Taigi padėjus tarpą, šis žodis buvo pabrauktas ir ant jo galime paspausti dešinį pelės klavišą dabar ir pasirinkime Vytautas. Tai štai tiek apie gramatikos tikrinimą naršyklėse. Jeigu jums ši pamokėlė patiko ir pravertė, paspauskite like ir subscribe. Ir susimatysime kitoje pamokoje. Iki.